Sveiki, parduodat namą ir negalit parduoti. Darius Overlingas mano vardas pavardė, aš esu namų brokeriai vadovas, su nekilnojamo turtu dirbu 30 metų, dabar šiuo metu vadovauju ir dirbu nuotoliniu būdu iš Miami. Man brokeriai klausia, prašo pamokyti, kaip geriau atsakyti, ką geriau atsakyti pardavėjim, kurie sako, kokius jūs stebuklus padarote, ką jūs padarysit kitaip negu kitos agentūros, negu kiti agentai. Visų pirma, stebuklas galbūt būtų toks, kad aš vadovauju nuotoliniu būdu. Tegul pabando kas nors iš jūsų brokerių vadovauti komandai, kolektyvui paskutinius jau 12 metų. Tai darau nuo 2012, kai prieš sūnų gimstant jau priėmėm sprendimą, kad gyvensi Miami. Tai jau čia stebuklas, kai kam gali atrodyti arba neįmanoma, ar ne? Bet aš pasirašiau 10 komponentų, tokių parašiau, reiškia, nuo ko priklauso, kad jūsų turtas bus parduotas ir brangiau, ir greičiau, ir jeigu jūs arba jūsų brokeriai tų komponentų nedaro, o jeigu kiti dabar brokeriai iš manęs mokosi, Lietuvos brokeriai klauso manęs, kopijuoja ir po to bando sakyti tas pačias frazes, skriptus, bet iš tikrųjų to nedaro. Tai žodžiu, komponentai kokie. Tai pirmas komponentas būtų kaina, ar ne? Pardavėjai tiksliai nežino kainų. Mes, kadangi su tuo dirbam, tai žinom, kaip kainą tiksliai nustatyti, ar ne? Kokia kaina yra gera, kokia vidutinė, kokia bloga. Žodžiu, čia jau yra tas didelis svarbus dalykas, ar ne? Toliau, situacijos rinkoje reikia žinoti. Kažkas yra pasakęs, kad brokeriai laiko pirštą ant ekonomikos pulsą. Ir tas yra tiesa. Mes patys pirmieji, mes greitai pajaučiam, greitai suprantam, kas vyksta, ar ne, rinkoje. Kol iki žmonių daeina, ta informacija būna užvėlavusi, pasenusi ir taip toliau. Kitas dalykas – reklama, marketingas. Ar ne? Tos reikalus mes padarom labai stipriai. Pardavėjai pardavinėja kainų mažinimo principų, ar ne? Mažina kainą, kol nusimažina per stipriai. Turto paruošimas pardavimui. Reikia žinoti, kas kam patinka, kaip reikia paruošti. Mes fiksuojam visus atsiliepimus, kas apžiūri namo ir po to duodam patarimus pardavėjim, ką galbūt reikėtų pakoreguoti, ar ne? Psichologinis pasiruošimas, ar ne? Dėl tų komponentų nežinojimas, dėl situacijos rinkoje tas psichologinis pasiruošimas pas pardavėjus būna labai prastas, tuo labiau, kad 80% pardavėjų parduoda savo turtą dėl kažkokių blogėjančių priežasčių, arba skyrybos, arba ten paveldėtas turtas, vis tiek žmogus mirė, ne? Nežinau, čia blogėjantis natūralus reiškinys, mirtis, tėvai ar seneliai numirė, turtas nebereikalingas, bet kokiu atveju, žodžiu, reikia išsispręsti kažkokią problemą. Kažkam bankrotas, kažkam kalėjimai, kažkam dar, žodžiu, kažkas paskolos nebeišmoka, kažkam nusibodo didelį namą turėti, kitaip įsivaizdavo gyvenimą name. Žodžiu, daug tokių visokių niuansų yra ir aišku, su tokiu silpnu psichologiniu pasiruošimu pardavėjas niekada jis negali efektingai derybų vesti. Po to dokumentai, mokesčiai, tų dalykų būna, kad pardavėjai daug klaidų visokių daro arba neteisingai supranta, ką reikia daryti. Brokerių pasirinkimą reikia žinoti, kokį brokerį pasirinkti, ar ne? Dauguma brokerių tokia kaip loterija žaidžia, ar ne, įdeda skelbimus ir laukia, kol kažkas nutiks. Ir aišku, derybos. Derybos reikia mokėti, išmanyti derybos reikia mokėti. Čia tai yra 10 komponentų, ar ne, nuo kurių priklauso, ar jūsų turtas bus parduotas brangiai, ar pigiai, ar greitai. Ir net jeigu už kiekvieno komponento pažeidimo, už kiekvieno nedadarimo komponento, jūs prarasite tik 1% nuo turtos kainos, vadinasi, jūs jau praradote 10% nuo turto kainos.
Ir yra ilgesnis mano video, žiūrėkite, kitą ilgą jau video, ten, sakykime, atrodo 45, aš su pavyzdžiais pateikiau, kaip kas su išaiškinimais kiekvieno punkto. Bet dabar norėjau įrašyti tokį trumpą video įrašą, kokius stebuklus padaro namų brokeriai, ką mes padarome kitaip negu kiti. Tai va, tos mūsų susitarimus, kad mes įtraukėm, kad 3 žmonės turi užsimti marketingu, tai reiškia mažiausiai 5 žmonės sudirba prie jūsų namo. Ataskaitas galime teikti, jeigu nori. Dažniausiai nenori, nes yra perteklinis kiekis pirkėjų. Jeigu, sakykime, pas jūs atvažiuoja vienas pirkėjas per mėnesį arba ne vieno, mes už tą pačią kainą, sakykime, išreklamuojam ir atvažiuoja 10, 20, 30 pirkėjų per mėnesį, ar ne? Ir tai dar būna, kad turto nenuperka. Suvažiuoja 20-30 pirkėjų ir turtas dar neparduotas. Tai įsivaizduokit, jeigu pas jūs atvažiuoja tik vienas į mėnesį, tai kiek 2, 5, 6 metų reikės, kol turtas bus parduotas, ar ne? Kol gausi tą kainą. Žodžiu, yra daug komponentų, čia toks tik tai trumpas išaiškinimas, ką mes padarom kitaip, kokius stebuklus. Jeigu vienu žodžiu, tai mūsų stebuklas yra tai, kad mes tiesiog dirbam darbą, įdedam valandų, žinom, ką darom, bet ir gaunas tie stebuklai. Tiesiog pirkėjų pritraukime 10-100 kartų daugiau, nei pats pardavėjas kada nors pritrauktų, ar pavienis brokeris dirbantis. Tai čia pagrindinis. Tas yra stebuklas, kai dirbi komandoj, kai tikrai įdedi valandų, tai va ir stebuklas. Kaip mus atrasti? Namų brokeriai YouTube kanalas, namų brokeriai Facebookas, namų brokeriai @gmail.com, rašykite elektroniniu paštu arba skambinkite 866022 Didelius ar mažus parduosim visus ir geriau jau paskubėkit. Jeigu kiti sako pardavėjai, aš niekur neskubu, ne, dabar situacija rinkoje yra tokia, kad ateinančius 2 metus geriau paskubėti, tiksliau geriau paskubėti dabar, nes per ateinančius 2 metus jūs su kiekvienu mėnesiu galėsit parduoti savo turtą tik pigiau ir turbūt patys suprantat kodėl. Jeigu nesuprantat, tai studijuokite ekonomiką, studijuokite krizės ir tada galbūt bus aiškiau, kas čia vyksta toje rinkoje. Kągi, ačiū uždėmesi, Darius iš Miami, prenumeruokit namų brokerių YouTube kanalą ir jeigu reikia parduoti, atiduokit mūsų komandai tą pardavimą, pasirašysim sutartį ir parduosim ir greitai, ir aukščiausią kainą rinkoje, kiek įmanoma šiuo metu. Iki.